Mes sujungiam savo kolegas dirbančius Lietuvoje, dirbančius su elektros ir kaip Laurynas sako, iš tikrųjų galim didžiuotis, kad Lietuva, kaip nėra kitų šalių aplinkui, turinčių tokią gilę patirtį dirbant su elektriniais automobiliais. Laurynas kiek jau 12 metų sako, ne, jūs dirbate, Dancer bus, manau, kad irgi panašiai apie vos net 10 turbūt ar 11 metų, tai iš tikrųjų tikrai yra reikšminga patirtis ir tikrai labai rekomenduojame tą patirtim naudotis ir čia natūralu ir kiti naudosis progą tiekėjai, užsienio gamintojų tiekėjai pristatyti ir turkiškus, ir kinietiškus, ir kitų egzotiškų šalių gamintojus. Tai aš manau, kad mums labai kaip lietuviams gamintojams labai svarbu, kad jūs ir pamatytumėt ir išbandytumėt produktą, ir pamatytumėt gamyklas, aplankytumėt ir pamatytumėt, kaip šitas produktas yra gaminamas, kuriamas, todėl kad matosi tada iš tikrųjų, kas yra kas, ne? Nes gali būti gražu, kaip sakyt, gražų produktą galiu siūlyti, bet jeigu aš neįsivaizduoju, kaip jis yra gaminamas, tai natūralu, na, galbūt ten tik paviršių yra gražu, ne? O viduriai yra ten pakankamai netechnologiški ar neinovatyvūs. Tai va, tai čia tas momentas yra, kaip sakot, naudos, Alina, ar bizūnas, ne? Tai iš vienos pusės tai yra toks kaip ir gaunasi, kad biškit bizūnas yra iš ES, ne? Kad yra prievarta keisti viešąjį transportą ir aš suprantu, kad tas poreikis reikalavimas pasikeisti iš dizelinio, taršaus dizelinio į elektrinį yra pakankamai jau greitai. Tai atrodo, kad dar toli, ne? Bet iš tikrųjų tas laikas pakankamai greitai eina. Aš atsimenu, buvo toks, irgi šiandien su kolega važiavom, atsiminiau tokį atvejį, reiškia, atvažiavo pas mane gal prieš kokius 6 metus Izraelio partneriai, klientai ir sako, žiūri į mūsų gatves, į mūsų transportą, sako, pas jūs netvarkoju su mokesčiais, su mokesčių mokėjimu. Arba mokesčiai yra nesurinkami, arba jie yra neteisingi. Pasakau, pagal ką tu sprendi? Pas jūs yra labai prabangus lengvieji automobiliai. Sakau, tai gal gerai, gal mes tiesiog turtinga šalis, gerai gyvenam, kad turtingi žmonės turtingus automobilius turi. Ne. Pas jūs, sako, turtingi privatus automobiliai, bet pasenęs viešasis transportas. Reiškia, autobusai pas jūs yra pasenę ir nešiuolaikiški ir netitinkantis reikalavimus. Tai iš tikrųjų susimašiau, kad tai yra tikrai tiesa, kada mes matom ir mes daug kalbam, ne, kad norim, kad žmonės daugiau naudotųsi viešuoju transportu, o iš kitos pusės nelabai kažką darom. Tai aš tikiuosi, kad tas spaudimas iš Europos ir ypatingai tie finansavimai, kad bus paskata pasinaudoti tais finansavimais ir atitinkamai tuo pačiu pasikeisti ne tik į naują transportą, bet kad ir galima būtų pasikeisti ir ekologišką, inovatyvų transportą. Va, o mes kaip įmonė trumpai pristatysiu, kad mes tokie pakankamai turim, tarp kitko, praeitais metais, šiandien mes, mūsų gimtadienis, 21 gimtadienis. Per tuos metus daug buvo visokių tokių situacijų, kritimų ir kilimų. Ir išsigryninam, aišku, tuos tokius produktus. Labai pradėjom nuo įvairių konversijų. Čia dar rodom tam tikrus greitosios pagalbos ar policijos automobilius, todėl kad paskutiniu metu kažkiek irgi ten apie tai komunikuojam, nes planuojam ir Lietuvoje kažkiek centralizuotų pirkimų, bet iš tikrųjų mūsų koncentracija tai yra autobusai. Tai autobusai mes, kada būtent 2008 metų krizė, kada įsigalioja, jau tokia pakankamai stipri visoje Lietuvoje, tai tada mes nutarėm, kad vis dėlto mes turim koncentruotis į kažką vieną produktą ir autobusai pasirodė mums labiausiai atraktyvus, labiausiai specifinis ir poreikį turintis produktas, nes iš tikrųjų autobuso klientai, kaip mes suprantam, iš tikrųjų jie yra specifiniai. Jūs tikrai turite labai sunkų darbą, labai didelės atsakomybės, keleiviai pervežti, tai, kaip sakom, trumpai tariant, nemalkas, ne, tai iš tikrųjų yra labai didelė atsakomybė, turi važiuoti maršrutuose reguliariai, tai žiūrimas ir grafikas, turi būti specifiniai reikalavimai. Mes
Taip, bet dirbdami dabar taip iš tikrųjų įsijautėm į tą kliento rolę, mes tikrai labai stengiamės būti kaip gamintojai ir stengiamės visas kolektyvas, kad įsijaustų į tą kliento rolę, kad jisai suprastų, su kuo gyvena keleivių pervežimo įmonės. Tai tas bet kokiu atveju labai, labai svarbu, nes jaučiu netgi, sakau, kad didžioji dalis klientų atvažiuoja pas mus, sakau, kaip tu čia, kaip tu dirbi? Tai sako, aš visą gyvenimą dirbu, aš atėjau šitą įmonę ir aš toliau dirbu. Sakau, kaip tu čia, kodėl tave, kaip kas čia traukia? Sako, nežinau, aš gal gimiau autobuse. Kitą kartą susigalvoja, kurį tam aš gimiau. Nes iš tikrųjų tie autobusai kažkaip įtraukia. Ir vat Kautros kolegos, tai irgi čia turbūt visi, kas ir vadovai, tai jūs praktiškai kiek jau metų, čia jau dešimtmečiais. Tai tas profilis yra labai įtraukiantis, nes tai yra labai daug specifikos reikalaujantis. Tai aš pagal save jau jaučiu, kad jeigu jau važiuoju ir visą laiką sustojime, žiūriu, ką autobusas daro ir praleidžiu jį visą laiką, kaip tik tai parodo posūkį, tai iš tikrųjų pats save pagaunu, kad jaučiu pagarbą autobusams. Tai ką noriu pasakyti, kad mes esam tikrai autobusus gaminanti įmonė ir tikrai ne taip, kad siūlom bet ką, kas šiai dienai populiaru, bet gilinamės į tai giliai. Tai mūsų skaičiai čia tokie trumpai, mes matote, kaip turėjom nuopolį 20 metais, bet pandemija faktas, kad autobusų rinką sugadino drastiškai ir dabar mes iš to kylam būtent dėka elektrinių autobusų. Reiškia, mūsų gaminiai ne tai, kad labai didėja, reiškia, kiekių, bet mes iš tikrųjų gaminam apie tarp 600–700 automobilių per metus, bet didžioji dalis tenka tamsi spalva yra autobusai. Greitosios pagalbos automobilius čia kažkiek tai rodom, bet iš tikrųjų tai mes jų negaminam, mes juos konstruojam, kuriam, o gamybą nukeliam į Lenkiją, kur yra pigesnė darbo jėga, šiaip iš tikrųjų. Tai jeigu taip kalbant apie mūsų verslą, tai kada mes 2007 metais, bet čia gal irgi kalbėjom su kolegom, turim atlaidus, ne? Kas yra autobusų atlaidai? Žinom, kas yra? Briuselis, Basvolt. Ja? Tai mes sakom, vadinami autobusų atlaidai, tuo metu dar buvo Kortraikė Belgijoje, tai mes pirmi 2007 metais buvom pirma rytų Europos įmonė, sudalyvavusi toje parodoje, pristatanti lietuviškus produktus. Tuo metu nebuvo nei vieno, nei lenko, nei rumūno, nei jokių kitokių. Buvo ten vokiečiai, olandai, austrai. Na ir šiuo metu, kas buvo jau paskutiniais metais, dar prieš pandemiją buvo, tai yra apstu įvairių gamintojų. Nebeliko vakarų gamintojų, todėl kad visi jie neatlaikė mūsų konkurencijos iš rytų, bet už tai dabar atsirado labai daug lenkų, rumūnų, turkų ir visokių kitų rytų Europos šalių. Nes tai yra vis tiek reikalaujantis daug rankų darbo jėgos, čia nedaug nerobotizuoti, neautomatizuosi, nes produktai yra pakankamai unikalūs, individualūs, reikalavimai iš klientų, iš konkursų labai specifiniai, todėl labai reikalauja daug rankų darbo. O mes kaip lietuviai natūralu jau tampame brangiausia šalis iš mūsų visų konkurentų, nes mūsų ir lenkai, ir rumunai, kitur darbo jėga yra pigesnė, jau net Italijoje darbo jėga, palyginus su Vilniaus darbo jėga, jinai tokia plius minus panaši darosi. Tai mūsų tikslas yra, reiškia, konkuruoti ne kainą, o konkuruoti būtent servisu, paslaugom, sudėtingais produktais, būtent kuriant kuo daugiau vertės mūsų klientui, kad klientas suprastų, kad mes galime pateikti visas naudas, kurios jis reikalauja. Tai čia mūsų toksai, kaip sakyti, tokia mūsų strategija ir būtent būti kiek galima arti kliento. Mūsų rinka parodyta tamsia spalva, mes iš tikrųjų turim savo pardavimo atstovus, bet kas yra svarbiausia, tai yra ne tik, kad pardavimo atstovai, bet turi būti aptarnavimo atstovai. Parduoti automobilį nėra taip labai sudėtinga, aišku, jeigu yra konkursas, svarbu sužinoti konkurso reikalavimus, kad atitikti, bet iš tikrųjų aptarnauti automobilį yra žymiai svarbiau. Tai kas yra svarbu Lietuvos klientams, tai yra tai, kad, natūralu, jūs esate absoliučiai arti gamintojai, arti mūsų. Tai mes iš tikrųjų tikrai galėsime tas paslaugas suteikti ir operatyviau, ir greičiau negu kiti, kur yra pardavimo atstovai, kurių gamintojai yra už jūrų marių. Na ir natūralu, kad mes irgi didžiuojamės, kitą kartą sakome, gal čia irgi vieni kitiems lietuviam, ką čia Lietuvoje, čia nieko gero
nesugebam padaryti, ar čia mes kažką tai tik tai kopijuojam. Tai galiu pasakyti, kad va, tokios įmonės kaip Deutsche Bahn, Vokietijos geležinkeliai, didžiausia Vokietijos, Nobina, Švedijos didžiausia, Transdev, Prancūzijos, Tide, Norvegijos, Kautra, Lietuvos. Tai yra didžiulės įmonės, kurios yra iš tikrųjų flagmanai savo rinkose ir natūralu, kad jeigu jie naudojasi mūsų produktais, tai tikrai yra puikus įvertinimas. Mes kaip gamintojas iš tikrųjų daug labai investuojam į plėtrą, į kūrimą. Tai čia būtent pandemija mums ir suteikė tas galimybės, kad mes galėjom leisti savo eksperimentuoti ir nutarėm kartu su Alinta Motors sukurti elektrinį automobilį. Čia mūsų buvo automobilis, kurį pandemija sustabdė. Tai reiškia, mes prieš pandemiją buvom sukūrę tokį vadinamą, čia yra 2 lietuviški, jeigu kas nežino, tai yra 2 Lietuvos gamybos autobusai. Tik tai vienas sukurtas prieš 60 metų, kitas buvo sukurtas 18 metais. Tai ta pati technologija, tik tai vienur naudojant gaziko važiuoklę, o čia naudojant Iveco važiuoklę. Bet absoliučiai identiškos, sakysim, panašios technologijos, gaminant rėminę konstrukciją ant važiuoklės ir, reiškia, paskui įrengiant visą automobilio saloną. Tai būtent mes turėjom tikslą pagaminti tokį turistinį vidutinės klasės autobusą, sukūrėm jį 30 vietų, bet dėja pandemija šitą mūsų projektą sustabdė galutinai, nes tai buvo turistinis autobusas, o elektriniai automobiliai pagimdė. Tai čia, kaip sakom, kiekviena krizė, kažkam yra pabaiga, kažkam yra pradžia. Ir mes didžiuojame savo kitų kontraktų, tai yra su mano gamykla, MAN gamykla, kuriems sukūrėme ir gaminame mažuosius autobusus, kol kas tai yra dizeliniai autobusai. Tikimės, kad Manas toliau juda kartu su Volkswageno grupe ir tikiuosi, kad greitų laikų turės ir elektrinius pasiūlymus. Pati mūsų gamykla yra šalia Vilniaus, tai irgi, kaip sakyti, lengvai pasiekiama ir natūralu, mes ten viską kol kas ir bazuojamės. Mūsų sukurti automobiliai kartu su Alinta Motors mes naudojame Mercedes-Benz Sprinter važiuoklę. Mercedes-Benz, čia kaip irgi kalbėjom apie patogumą vairuotojui, tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Aš turiu atvejų, kada iš Skandinavijos ypatingai atvažiuoja kartu su pirkėjo komanda, atvažiuoja ir vairuotojų profsąjungų atstovai, kurie gilinasi, kaip čia tas autobusas važiuoja, kaip jaučiasi vairuotojas, ar jam bus patogu, nes jeigu vairuotojas skundžiasi, tai natūralu yra problemos, apskaitai yra problemos su vairuotojais, su jų paieška, tai iš tikrųjų šitie autobusai pasižymė ypatingai komfortiška vieta, vairuotojo vieta, tikrai labai komfortiška važiuoti, jūs galėsit kas pabandyti, tai yra tai tiesiog kaip važiavimas lengvuoju automobiliu, tikrai jaučiasi komfortas. Ir pagrindiniai reikalavimai, tai buvo, kaip ir sakėm, neteisingai Ignas minėjo, kad turi būti greitas krovimas, galimybė ir greito ir lėto krovimo kombinacija, nuvažiavimo atstumas lygiai taip pat. Reiškia, jeigu mes sakom, kad automobilis gali nuvažiuoti per dieną, dabar kiek Druskininkuose nuvažiuoja, aš suprantu, mes užtenka su vienu krovimu. Virš 200 plus kilometrų, reiškia, automobilis važiuoja. Tada, reiškia, mes turim turėti tą galimybę greito pakrovimą. Tai reiškia, mums reikia galimybės turėti kažkokias tai pertraukėlės, per kurias mes galime greitų krovimų datraukti tiek, kiek ten reikia. Bet didžioji dalyje automobilių, kiek važiuoja tokio tipo autobusai, jūs gal galite irgi patys pasimodeliuoti, kažkur apie 300 km, tarp 300–400 km turėtų dienai užtekti, ypatingai čia mes vis tiek nekalbam apie didelius miestus. Gal yra išimtis Vilniaus miestas, kur ten yra pakankamai toks atstumas suspaustas ir grafikas įtemptas, bet didžioji dalyje tai tarp 300–400 km užtektų, kitiems galbūt ir mažiau negu 300. Tai mes taip ir modeliavom, kad jisai praktiškai su kažkokiom pietų pertraukėlėm galėtų šitą atstumą laisvai pravažiuoti. Krovimas pas mus, kai buvo irgi minėta, kad iš šono nepatogu, mes padarėm krovimą per priekį. Baterijos yra visos dislokuotos apačioje, automobilis yra pakankamai stabilus, jeigu važiuojant kokiais priemiesčio keliukais, kur daug posūkių, automobilis tikrai yra stabilus, nes yra kažkur apie 800 kg baterijų, tai kurios yra dugne,
tai jisai kaip formulė tokia, pakankamai stabiliai jaučiasi. Sujungtas variklis tiesiai su kardaniniu velenu, su galinė ašim, tai praktiškai nėra jokių kažkokių tai mechanizmų, reiškia, su kuriais prarastumėm energiją. Na ir papildomi galimi dar Webasto, tai vadinami tokie šildytuvai, reiškia papildomai pasišildyti. Tai yra tokie pagrindiniai reikalavimai, kurie svarbus vartotojams. Na ir konkrečiai, imant apie šitą finansavimą, tai šitas finansavimas yra pakankamai aiškiai reglamentuojamas taisyklės ir yra aprašyta pati automobilio specifikacija. Tai automobilis turi būti žemagrindis tarp ašių, tai yra čia per vidurį, turi būti bent viena sėdima vieta, vadinama prioritetinė vieta žmonėms su judėjimo sutrikimais, negaliam. Tai galimybė pakrauti žmogų su vežimėliu ir natūralu turėtų būti kažkiek sėdimų vietų, dabar sėdimų vietų, man atrodo, 13 yra parašyta ir galimos dar aišku kažkokios kombinacijos, kad tų sėdinių gali būti ir daugiau. Tai mūsų atveju mes turim 2 modelius, čia vienas kaip tik dabar demonstruojamas kieme, tai biškai su kitokiu salono iš konfigūravimo, ten kaip tik yra 13, šitoje vietoje čia mes turim netgi 18 sėdinių iš viso, tai galėtų būti toksai, kur norisi daugiau pavažiuoti. Ir sėdynės gali būti arba su diržais, arba be diržų. Tai šiuo atveju galima naudotis su ta pačia kombinacija ir su diržais, ir be diržų, tik tai tiek, kad reiškia natūralu, jeigu yra diržai, tai keleiviai privalo prisisekti. Tai nežinau, kokiuose maršrutuose čia mašinos važinės. Aišku, čia tiek ir vieni, tiek kiti vadinami A klasės autobusai. Tai reiškia, čia gali vežti ir sėdimus, ir stovinčius keleivius. Iš viso bendras keleivių kiekis yra 22. Tai iš tikrųjų šitie autobusai mes jau esame pristatę, tai buvo irgi minėta logotipai, Ženevos autobusai, Ženevos miesto autobusai, Osle, Stokholme, tikrai jau jie pakankamai turi įvairias patirtis įvairiose klimatinėse sąlygose. Na ir tokia trumpesnė, standartinis kėbulas, kiek mažiau sėdimų vietų. Ir dar čia, nežinau, irgi dabar, gal čia nėra, nežinau, savivaldybių atstovų, bet yra taip pat finansavimo mokykliniam autobusam. Tai, mes turim tokį sprendimą ir mokyklinio autobuso. Jisai principė tas pats, ta pati konfigūracija, tik tai keleivių salono išdėstymas kiek kitoks ir galimybė taip pat. Ir kiek aš žinau, mokykliniai autobusai yra finansuojami 100%. Taip? Tai praktiškai čia dar tokia, kaip sakyti, niša, gal tai nėra tas produktas, kuris naudojamas labai kasdieną, bet jeigu tokių finansavimų galimybė yra, tai natūralu būtų galima tikrai jo pasinaudoti. Tai tada tuo ir baigiu savo pranešimą ir dabar tada Laurynai, tu gal papasakok, ką mes toliau darysim. Ačiū.